Gerai, tai labą dieną, ačiū visiems susirinkusiems, ačiū Rasai už pakvietimą. Labai džiugu, kad yra toksai teorinis seminaras skirtas būtent krosnims. Ir man buvo patikėta užduotis pristatyti jums apie Lietuvos krosnis, koklių įvairovę ir jų raidos bruožus. Pati šiuo metu rengiu disertaciją apie Šiaurės Lietuvos koklininkystę. Ir norint suprasti savo pasirinktą regioną, kraštą, aišku, turiu suprasti visas tendencijas, kurios vyko tiek Europoje, tiek Lietuvoje. Todėl ir truputėlį jums pristatysiu. Tai pirmiausia, dvarų ir miestų materialinė kultūra yra svarbi, nes ji mums leidžia suprasti apie žmogaus veiklą, jų raiškos sritis, įskaitant ir gyvenseną. Ir būtent krosnio keramikos dirbiniai ir jų naudojimo kultūra ir atspindi mums tam tikro laikmečio sociokultūrinį gyvenimą. Todėl ir bandysiu per koklinės krosnis jums parodyti tą sociokultūrinį gyvenimą. Ir žinoma, dvarų ir miestų gyventojų kultūriniai saitai su kitais dvarais, miestais ir Europos regionais. Ir pirmiausia, koklinė krosnis buvo sukurta tam, kad jinai būtų kaip šilumos šaltinis. Tačiau eigoje, ką jums ir parodysiu ir atskleisiu, kad jinai įgavo ne tik kaip šilumos šaltinio statusą, bet ir edukacinę, reprezentacinę funkciją ir patapo interjero puošmena. Mano tyrimas daugiausiai remiasi archeologiniais ir istoriniais duomenimis ir archeologai mes juos labai gausiai randame tyrinėjimų metu. Patys kokliai Lietuvoje tyrinėjami pakankamai neilgai, jeigu lygintumėm su vakarų Europą, tai nuo 1969 metų, bet per visus paskutinius dešimtmečius džiugu, kad padaugėjo įvairių monografijų, katalogų, parodų, įvairių seminarų, konferencijų, kurių metu yra atskleidžiama ta koklinė krosnis ir jų kokliai tyrinėjami. Taip, pačios kaip Europos koklinių krosnių statybos ištakos atsirado 13 amžiuje Alpių regione, kurių centras buvo Bazelis ir Ciurichas. Pirmosios koklinės krosnys Čekijoje, Vengrijoje ir Lenkijoje buvo pastatytos jau 14 amžiuje ir žinoma per tą vidurio Europos centrus kaip Lenkija ir Vengrija atkeliavo ir į Lietuvą. Žinoma, pirmiausia pasiekė tai Vilniaus žemutinę pilį Valdovų rūmus ir po to jau ta krosnių tendencijos keliavo į kitus Lietuvos teritorijas, tai miestus ir dvarus. Labai svarbu, noriu pabrėžti, kad turėjo įtakos pačio to miesto ir dvarų savininkų finansiniai, politiniai visi faktoriai, nes jeigu žmogus turtingas, turi pažinčių, tai žinoma, jisai gali greičiau tas visas tendencijas mados ir naujovės atsigabenti. Čia, kaip matote, bandžiau jums parodyti, kaip būtent atkeliauja į Vilnių ir po to kitos pasiekia kraštus. Nuo Šiaurės Lietuvoje tai būtent Kurtuvėnų dvaras pirmasis, kuris ir pasiekė, po to Šiaulių miestas. Jeigu daugiau paakcentuot. Iki XIX amžiaus pradžios krosnių gamybos lyderiai Europoje yra iš pietų Vokietijos ir Austrijos, Šveicarijos ir kai kurių šiaurės Vokietijos miestų. Va, jau kaip matote, jau daugiau yra tų krypčių, iš kur atkeliauja tos koklinių krosnių mados tendencijos ir technologiniai. Tai aš daugiau gal akcentuosiu išvaizdos pokyčius, bet taip pat ir keičiasi ir technologiniai aspektai. Ir 18 amžiaus pabaigoje, 19 amžiaus pradžioje krosnių gamybos lyderiai yra Berlyno meistrai. Ir būtent Berlyne buvo sukurta baltų koklių krosnis ir jinai gavo terminą berlinietiška krosnis, Berlyno krosnis. Ir po to, nors krosnis buvo iš baltų koklių pagaminta ir kitose miestuose, valstybėse, bet jis vis tiek buvo vadinama berlinietiška krosnimi. Ir po to jau keičiasi tai, kad atsiranda pramoninė gamyba. Aš daugiau apie pramoninę gamybą nekalbėsiu, nes bus kita lektorė, kuri jums pristatys. Aš daugiau atskleisiu tas iki XIX amžiaus tas mados tendencijas.
Kaip galėjo atrodyti krosnis, tai mes galime daugiausiai žinoti iš ikonografinių šaltinių. 15-17 amžiaus ikonografiniai šaltiniai tai yra daugiausia Vokietijos, Čekijos, Vengrijos, tai būna dažniausiai grafikos įvairūs dirbiniai. Tai va. Kaip matot, koklinė krosnis yra tikrai interjero puošmena. Tai va, kaip matėte, ir glazūruotų koklių. Kaip galėjo atrodyti 19-20 amžiaus krosnis, irgi yra iš to laikotarpio šaltinių. Čia jums yra iš Nikolajaus Zubovo koklių fabriko kainininkas. Jisai saugomas Šiaulių istorijos muziejuje, jeigu kada norėsit pamatyti gyvai, nedidelis leidinys. Yra surašytos ir kainos. Čia yra koklinės krosnis, židiniai. Taip, ir dabar pristatysiu seniausius mūsų žinomus koklių tipus. Tai yra podininiai kokliai ir podininės koklinės krosnis. Kaip matote, yra podinės formos labai ilgais kakleliais. Tai yra 15-21 cm aukščio. Taip, ir kas jos yra būdinga, kad jos yra be glazūros, nedekoruoti, gali būti su keturlapė anga arba su kvadratinė anga, datuojami dažniausiai 15-16 amžiaus, tačiau žinome iš archeologinių duomenų, kad buvo naudojamas pakankamai ilgai ir iki 18 amžiaus. Ir randama Vilniuje, Trakuose, Kernavėje, Kaune ir kituose miestuose, dvaruose, kaip Kurtuvėnų dvaras, Pakruojo dvaras, Biržų dvaras. Tai labai stipriai yra paplitę ir, kaip minėjau, pakankamai ilgas laikotarpis. Čia galite pasižiūrėti Kurtuvėnų dvaro 15 amžiaus datuojami. Deja, daug sveikų koklių išlikusių nėra. Dažniausiai randama dugnelius, sienelės, angelės. Tai jau labai džiaugiamės, jeigu yra išlikusių sveikų. Ir žinoma, 15 amžiaus pabaigoje, 16 amžiaus pradžioje šie kokliai podininiai pradeda mažėti, trumpėti, tai yra dubeniniai kokliai, jų yra kaklelis jau iki 11 cm, gali būti kvadratinė anga, kaip matote, čia iš Valdovų rūmų tyrinėjimų metu rasta. Jie gali būti ir nedekoruoti, nepuošti, gali būti ir dengti glazūrą, puošti vadinamą rozetę, čia su pirštų įspaudais yra pagaminti. Čia parodysiu, kas Šiaulių mieste buvo rasta, tai yra ir apskrita anga, kvadratinė anga, datuojami 16-18 amžiaus, tai kaip suprantat, jisai nebuvo irgi ten vieną šimtmetį, dažniausiai naudojama net kelis šimtmečius. Taip pat dar norėčiau pasakyti, kad jie dar gali būti irgi dengti glazūra. Šiaurės Lietuvoje dažniausiai žalia glazūra, tačiau kitose Lietuvos teritorijose yra ir gelsva ir ruda glazūra. Tai va čia toks atradau tą skirtumą, palyginant Šiaurės Lietuvą su kita Lietuvos dalimi. Ir 16 amžiuje Renesanso idėjos pasiekė ir Lietuvą, ir kas nutiko, suformuojami sudėtiniai kokliai. Sudėtiniai kokliai sudaryti iš kelių junginių, dažniausiai yra plokštė. Tai yra fasadinė dalis, kuri ir leis įvairias naudoti matricas ir įvairius dekorus. Ir yra kaklelis. Čia dėja kaklelis yra nulūžęs. Ir tas kaklelis su matrica yra sujungiamas dažnai molinė juostelė. Tai vat būtent šitą pavyzdį ir paėmiau. Ir dažnai būna įvairių piršto įspaudų, kadangi viskas buvo gaminama rankomis. Ir šita yra puošta reljefiniu rozetės ornamentu ir Šiaulių mieste aptikta. Taip pat čia yra Kurtuvėnų dvaro atliktas koklių tipologija, bet jinai, žinokit, atitinka ir visos Lietuvos. Jeigu ką tik skiriasi kokiais ten keliais dešimtmečiais, tai ką ir pabrėšiu, kad visos tendencijos iš Europos atkeliauja į Vilnių ir pasiekia tos pačios tendencijos ir kitus Lietuvos vietas. Ir dažniausiai, jeigu atsiskiria, tai keliais dešimtmečiais. Tai reiškia, kad centrai nebūtinai turi tik tai naujausius dalykus ir kitos teritorijos, periferinės irgi turi tas naujausias technologijas, naujausias mados tendencijas.
vienintelis galbūt įdomiausias dalykas, kad kvadratinės plokštės fragmentai daugiausiai yra naudojami iki 18 amžiaus vidurio. Nuo 18 amžiaus pastebima jau, kad plokštė yra iš stačiakampio formos, yra karniziniai kokliai. Kuo karnizinį galima atskirti, tai jisai yra būdingas plokštės reljefas, kaip matot. Yra dažnai nelygus, juostiniai kokliai, jie yra jungiami iš plokštės ir kaklelio, jisai būtent yra nelygus, dažniausiai tam, kad būtų geresnis sukibimas. Yra naudojami kampiniai įvairūs kokliai. Taip pat koklinės krosnės gali būti ne visos, bet gali būti dekoruojamos karūniniais kokliais, karūnėlėmis ir dekoratyviniai elementai, kolonėlės, bet jos yra tik nuo 18 amžiaus. Tai tokias pavyko. Ir žinoma, reikia parodyti ir vizualiai, kaip atrodo. Tai čia yra karūninis koklis. Čia yra Kurtuvėnų dvaro bus, rodau jums. Tai yra karnizinis, kampinis koklis, frizinis koklis ir juostinis koklis. Ir prieisiu galbūt prie pačios dabar įdomiausios ir daugiausiai jums pristatysiu, tai kaip keitėsi pačios plokštės dekoras, nes jisai, žinokit, tam tikrų laikotarpių yra tam tikros mados tendencijos, kurios atkeliauja iš vakarų Europos. Tai pirmiausia, didžiausia renesansinių plokščių koklių grupė sudaro augaliniais motyvais. Ir tai nesvarbu, ar tai Valdovų rūmai, ar Kurtuvėnų dvaras, ar Šiaulių miestas, tai augaliniai motyvai yra numeris 1. Jis daugiausiai sudaro tą grupę ir yra labai populiarus, naudotas koklių puošyboje augalinis, kuris yra vazoje. Gali būti įvairūs naudojami, tai gali būti ir gvazdikai, ir tulpės motyvai. Ir būtent koklių dekoravimui įtaką, kaip matot, esu paminėjus, kad darė įtaką Europos siužetai, ką akcentavau, bet jie plyto per kur? Tai per dailės kūrinius, grafikos lakštus, knygas, keliaujančius amatininkus. Ir dažnai, kurie yra tyrinėję, kaip minėjau, yra matrica atspaudžiama, tai būtent kokiuose vakarų Europos turguose yra įsigyjama matrica, jinai atgabenama į Lietuvą ir jau gali būti vietiniai meistrai, amatininkai gali gaminti. Ir aš jums truputėlį paskutiniai skaidriai parodysiu įrodymus, kad, pavyzdžiui, ir Biržų mieste, Kurtuvėnų dvare, Šiaulių mieste buvo randami įrodymai, kad jie vietoj gamino tas koklius. Tai nereiškia, kad jie atsivežė pačius koklius, koklinės krosnės iš kito miesto. Taip pat labai populiarus 16 amžiaus motyvas, tai yra įdubusi rozetė arba iškilė rozetė kokliai. Jie gali, kaip minėjau, būti ir glazūruoti, ir neglazūruoti. Jums dabar parodžiau iš Mantagailiškio dvaro, čia yra Biržų rajonas. Taip pat yra atsiradęs puto įvaizdis nuo 16 amžiaus, tai yra iš pietų Italijos, iš Italijos atkeliavęs šitas motyvas. Jisai kuo ypatingas, tai aprėpia tarsi angelo, kupidono ir vaiko bruožus. Ir išpopuliarėjo Renesanso dailėje, o įtaką padarė antikinė kultūra, nes tuo metu pradėjo kasinėti Pompėja įvairius antikos objektus ir būtent to įkvėpti ir atsirado šitas būtent puto vadinamas įvaizdis naudojamas, kaip minėjau, įvairiuose dailės kūriniuose ir, žinoma, pasiekė ir koklius. Čia yra iš Mantagailiškio dvaro, o čia yra iš ikonografinis šaltinis. Taip pat Biržų dvare, kaip matote, tas be puto mušančio berniuko nuogo figūra naudojama. Taip pat, kaip matote, ir Valdovų rūmai turi šį ornamentą. Tai jisai buvo paplitęs po visą Lietuvą. Kita grupė, kurią sudaro, tai yra su tikėjimu susiję, su katalikybė susiję kokliai, nes per koklius buvo skleidžiamas to savininko ne tik politiniai pasaulėžiūra, bet ir dvasinė pasaulėžiūra. Tai kaip matote, mes turime koklius dekoruotus įvairiomis katalikybės susijusiamis temomis. Tai yra Šventos Margaritos motyvas, Madonos ir kūdikėlio kompozicija. Ir jie yra visi rasti Klaipėdos mieste iš 16 amžiaus.
Taip pat ir, kaip matote, ir Vilniaus žemutinės pilis turėjo irgi šiuos motyvus naudota Šventos mergelės Marijos su kūdikiu. Mantagailiškio dvare buvo būtent Gabrieliaus apreiškimo Marijai scena. Jų yra labai daug įvairių, tai kadangi noriu daugiau parodyti tų siužetų, tai tik po kelis pavyzdžius įdėsiu. Ir turbūt mes žinom, kad ir Renesanso, kad ir reformacijos idėjos pasiekė mūsų kraštą, tai yra jų randama pavyzdžių. Žinoma, savininkai daugiausiai turėjo būti tą Renesanso idėjas išpažįstantis. Tai yra Klaipėdos mieste, labai yra daug pavyzdžių rasta. Tai būtent Henriko Aldegevrevio graviūra, tai yra anabaptistas. Taip pat naudojamas Sibilės von Kleve atvaizdas, jinai buvo Saksonijos hercogienė, jie būtent buvo labai svarbus reformacijos judėjimui. Tai ikonografiniai šaltiniai ir būtent kokliai. Tai yra šiek tiek detektyvo darbas, kai randi koklį, ne? Ir turi pradėti vartyti visus ikonografinius šaltinius. Aš pati žinokit vieną koklį Saksonijos Sibilės atvaizdų kražiuose identifikavau, tai žinokit labai didžiavausi. Ir tikrai žinokit perverčiau labai daug ikonografinių šaltinių ir atrodo ir ta moteris panaši, ir ta panaši. Ir po to, kai jau radau, pasirodo Stokholme, jie irgi tokį turi koklį ir jie jau identifikavę. Tai labai didžiavausi, tai bus ir straipsnis išleistas tarptautiniam žurnale. Tai iš tikrųjų detektyvo darbas yra identifikuota, ne, kai randi tokį fragmentą, tai kamgi galėjo priklausyti, ar kokiam su katalikybė susijusiam, o galbūt kokiam valdovai, nes žinokit, ir valdovai buvo sėkmingai atvaizduojami. Tai yra darbas tikrai, tai dėl to džiaugiuosi, kad augalinių daugiau yra siužetų. Ir kaip minėjau, buvo ne tik įvairūs valdovai, bet ir jų herbai, ypatingai jeigu, pavyzdžiui, dvarą valdė koks nors svarbus žmogus, kaip Radvilas, jau mes jau Radvilų giminę žinom, tai žinoma ir jų kokliai yra puošiami įvairiais herbais. Tai vienas iš jų pavyzdys yra Kelmės dvaras. Tai man pavyko atsekti, kad Kelmės dvarą buvo valdomas tuo laikotarpiu 16 amžiuje antram ketvirtį Radvilas. Tai ir kadangi Radvilas turėjo labai glaudžius ryšius su Jogailaičių giminė, todėl jie savo, sakykime, galbūt politinės pažiūras atskleidė būtent per koklius. Tai kaip matot, Žygimanto Senojo monograma. Ir jį, kaip matome, yra atvaizduota koklė. Čia yra koklis karūnėlė, kaip minėjau, tai yra koklinės krosnės puošmena. Ir Biržų dvaras, kuris irgi visą laiką priklausė Radvilų giminiai, irgi jie puošė, irgi, kaip matot, su Žygimanto Senojo monograma, tačiau jau yra čia stačiakampiai plokštiniai kokliai. Tai kaip palyginimą galim pasižiūrėti, ne? Taip, ir kas nutinka su 16 amžiaus toliau, kad yra naudojama ir įvairūs kiti ornamentai, tai yra undinėlės, dėja yra padengta patina, tai reikėtų atlikti konservavimo, restauravimo darbus, kad galėtumėm geriau matyti. Tačiau čia yra graži undinėlė, taip pat naudojamas yra žvynų ornamentas kokliuose ir atsiranda gvazdyko ir tulpės. Taip pat yra naudota Biržų dvare, bet ir kitose dvaruose, kai jeigu kokia giminė yra turtinga, turi stiprią politinę galią, tai jie savo kokliuose, kokliniuose krosnyse irgi naudoja savo heraldiką. Ne? Tai čia yra būtent Kristupo Radvilo perkūno inicialais, būtent dekoruotas koklis. Erelis ir šiaip yra Radvilų giminės, o būtent tos raidės, dažnai būna ir metai nurodomi, jau leidžia identifikuoti konkretų savininką to, kas užsakė. Nes pavyzdžiui, jeigu, kaip šiuo atveju Kristupas Radvilas, jis norėjo savo vardu turėti savo koklinę krosnį.
Taip pat 16 amžiaus pabaigoje, 17 amžiuje yra labai populiarus motyvas dekoruotas kesonais. Jisai, kaip minėjau, labai populiarus buvo, gali būti įdubusiais kvadratais dekoruotas, dažnai turi įvairius purgelius. Taip pat yra atsirandama maureskos ir arabeskos, čia jau yra įtakota islamų kultūros šis ornamentas. Ir jie naudojami būtent šis pavyzdys žalias, tai yra Kurtuvėnų dvare, o čia Žemutinės pilies valdovo rūmuose. Ir nuo 17 amžiaus atsiranda naujas motyvas, naujos stiliaus koklinės krosnės, kada, kaip matot, čia visose kokliuose yra tokie kaip pakraštėliai naudojami, ne? Jeigu atkreipėt, čia jau nebelieka. Ir kaip matot, jau koklį sujungus vieną su kitu, jisai įgauna vientisą ornamentą, ne? Tokį kaip tapetų netgi vadinamas ornamentas. Jisai netgi iš tikrųjų sieniniam tapetam buvo naudojamas, bet sugalvoja ir kokliniam krosnim šį ornamentą panaudoti. Tai gali būti naudotas ir gvazdikas. Tai va gali būti ir va toksai, čia aš pati va bandžiau jungti, jisai Biržų dvare rastas yra 17 amžiaus antros pusės, tęstinis augalinis ornamentas. Tai kaip matot. Ir čia dabar parodysiu akimirką, kaip archeologai džiaugiasi radę koklius. Ne vieną fragmentą, o daugiau. Tai yra iš Kelmės dvaro 23 metais. Buvo vykdomi tyrimai. Archeologai dažniausiai kasinėja keliais atvejais, kai reikalinga rekonstrukcija pastato ar kažkokių darbų, arba jau dėl grinai mokslinių interesų. Šiuo atveju tai buvo dėl rekonstrukcinių darbų šitas prašymas, mano kolegos kasinėjo. Ir rado labai daug šūkių. Ir dabar parodysiu šitų šūkių, ką dėliojam. Ne? Tai va, tai yra pačioje, kaip matote, Bilevičių herbas mogyla. Jisai priklausė Jurgio Gruževskio močiutei iš motinos pusėje Magdalenai Bilevičiūtė. Ne? Tuomet Jurgio Gruževskio dokumentuose ir laiškuose galima atsekti, kad jungtinės kilmės herbų buvo vaizdavimo tradicija. Ir būtent sudarydavo dažniausiai iš tėvų ir senelių herbai jungtinės. Tai va, tai kaip matote, susijungia, pagaminimo metai gali būti nurodyti. Kai būna pagaminimo metai, tai labai palengvina detektyvo darbą, nes jau žinai, kurį laikotarpį lysti, ieškoti. Tai va, ir kaip minėjau, va, tos įvairios raidžių inicialai, jie ir būna dažniausiai skirti konkrečiam žmogui, nes jisai nori ne tik dažniausiai savo herbą parodyti šeimos, bet ir savo inicialus. Kitas pavyzdys, kaip matote, jau yra 1664 metų Marijanos Gruževskės užsakytas koklis. Tai va, irgi. Kaip matote, dažnai būna jungtiniai, kaip minėjau, dažniausiai tėvų ir senelių ir patampa jungtinių. Taip pat santuokų metu, vedybų metu taip pat irgi patampa jungtinis herbas. Ypatingai tai valdovams aktualus šis dalykas. Ir pereinam dabar prie baroko laikotarpio. Kuo jisai atsiskirs truputėlį, pamatysit, kad barokui taip pat yra būdingi puošybiniai motyvai, tačiau jau keičiasi jų stilizacija. Jau atsiranda įvairios banguotos, dinamiškos linijos, naudotos įvairesnės glazūros. Kaip matėte, dažniausiai buvo arba žalia glazūra, arba neglazūruoti, arba gelsva. Tai čia jau pamatysit glazūrų spalvų įvairovę spektrą visą. Buvo labai mėgstami įvairių žydintys gėlių ornamentai, augaliniai fadai ir panašiai. Čia jums dabar rodo Kurtuvėnų dvaro pavyzdžius 18 amžiaus, kaip matot, jau spalvos skiriasi. Atsiranda labai graži mėtų spalvos atspalvis barokui, taip pat baltos spalvos dekorai ir čia yra karūninis koklis su kriauklės ornamentu. Čia taip pat Kurtuvėnų dvaras. Ir taip pat klasicizmui ir modernizmas atsiranda 18 amžiaus antroje pusėje, 20 amžiaus pradžioje pusėje, kas yra būdinga, kaip matote, jau visai kitokie ir ornamentai, ir atsiranda tapimas augaliniais motyvais, taip pat baltų glazūruotų koklių krosnis, minėjau apie berlinietiškas, kada baltų glazūrų koklius atsiranda.
čia karūniniai kokliai, kaip matot. Aš jau juos tos pavyzdžius rodžiau prie tipų, bet jie labai puikus pavyzdžiai yra klasicizmo atvejui, nes, kaip minėjau, sveikus koklius ne visada pavyksta atrasti, tai labai džiugu, kada turime sveikus koklius kaip pavyzdžius. Ir čia yra juostinis koklis, kaip matot, tapytas gražiais augaliniais motyvais. Ir atsimenu, buvau užsiminus, kad reikės būtinai pasakyti, kaip buvo gaminami tie kokliai, kad turim įrodymus. Tai vienas iš jų yra matrica, jinai buvo rasta Biržų mieste. Deja, neturėjau šiuo metu nuotraukas, bet buvo rasta nauja matrica, čia ne per seniausiai prieš kelis mėnesius, labai graži, irgi Biržų mieste. Tai kiek suprantu, laikotarpis bus, jeigu ne 17 amžiaus, tai labai panašus. Ir galimas kitas, gali būti randamas matricos patricos, čia kuri yra įspaudžiama, taip pat randama nepavykusių koklių arba degėsių, kada nepavyksta sukurti pačio koklio, ir randama koklių degimo krosnis. Čia yra pavyzdys Kurtuvėnų dvare, buvo rasta pastatas ratinės, kuris buvo 18 amžiaus, 19 amžiaus. Bet kadangi mes, kai archeologai kasinėjom, tai mes jau kasam iki tol, kol yra nejudintas gruntas. Ir archeologė Birutė Salatkienė, jinai atrado po tuo pastatu, kad dar 17 amžiuje buvo koklių degimo krosnis. Tai yra labai nedažnai pasitaikantis randami, Vilniuje jų yra rasta. Tai labai smagu, kad ir Kurtuvėnų dvare yra. Taip, bet užbaigiant, kad koklinės krosnis, kaip ir minėjau, tai yra iš Europos atkeliavusi ši tendencija ir puošmena, kuri patapo. Jinai perteikė labai daug kultūrinių simbolių, taip pat labai buvo svarbu ir to koklio užsakovo politinės pažiūros, dvasinės pažiūros ir taip pat ekonominė, finansinė galimybės, nes žinoma, tos koklinės krosnys buvo nepigios ir tikrai ne visi galėjo užsakyti. Tie, kurie negalėjo, bet norėjo namus apšildyti, tai naudojo, kaip minėjau, tuos pirmus koklius, puodininius, dubeninius arba neglazūruotus, kurie turėjo galimybės, tai jau puošėsi, kaip minėjau, Radvilos valdovai, jie jau norėjo puošnesnių tų koklinių krosnių. Dar vienas įdomus akcentas, ką pavyko surasti, jungiant istorinius duomenis, kad jeigu, pavyzdžiui, dvaro savininko finansinė šiuo metu padėtis nėra gera, bet koklinio krosnis dar gerai laikosi, ir jau, pavyzdžiui, tarsi atsiranda nauja mados tendencija, kažkokie nauji kokliai, tai nebūtinai jisai griauna tą seną koklinę krosnį ir stato naują, ne? Kai kurie taip sekė, bet, pavyzdžiui, Kurtuvėnų dvare pavyko atsekti, kad netgi taisomos senos, dėl to, kad buvo maras, epidemija ir savininkai neturėjo finansinių resursų statyti naujoms, ir būtent barokinės idėjos atkeliauja keliais dešimtmečiais vėliau. Tai atėjo nauji šeimininkai, Nagurskiai, jie turtingesni yra, turbūt vieni turtingiausių Žemaitijai tuo metu buvo, ir jie tada atveža į Kurtuvėnų dvarą tos barokinius koklius. O prieš tai, kaip minėjau, savininkai, nors jau buvo tos mados tendencijos, bet jie negalėjo, tai rašytiniai šaltiniai netgi sako, kad buvo taisytos senos koklinės krosnės. Tai va. Ir dėl formos, kaip matot, plokštiniai, karniziniai, friziniai, kampiniai, dėl visokios ornamentikos, geometriniai, augaliniai, maureskų, heraldiniai, figūriniai, kesonai, įvairios spalvų įvairovės, kokliai yra įdomus ir verti dėmesio. Ir čia yra vienas iš naujesnių leidinių be Dalios Klajumienės, kuris yra skirtas kokliams. Tai Šiaulių aušros muziejus rengia parodą ir po to katalogą. Ir mano tyrimų medžiaga yra būtent šiame kataloge leidinėje pristatyta. Tai tiek bus trumpai. Ačiū Jums. Galėčiau ir ilgiau pasakot, bet nes labai plati įvairovė. Man tai smalsu, kai sakot, buvo tvarkomos, perstatomos krosnys, tai ar dalis paliekama senos ir dalis koklių naujų? Taip, labai teisingai. Todėl, kad jeigu, pavyzdžiui, ne visi kokliai vienodai išdegami,
Ne? Tai ten, sakykime, per tą laikotarpį, tai tie, kurie kokliai buvo sugadinti, tai jie dažniausiai pakeičiami naujais. Ir pavyzdžiui, dažnai randama, netgi archeologai, gaila neįdėjau nuotraukos, kada archeologai atkasa pamatą pačios krosnės ir randa koklių kelias eilės ir jie yra su skirtingais kokliais. Tai va, tai būtent įrodo, kad jeigu kažkuris koklis suskyla nuo karščio ar kažkokia nutiko nelaimė, dužo jisai, tai jisai yra pakeičiamas. Bet tai vis tiek reiškia, turėjo matmenys būti idealiai tinkami. O, tai žinokit, šiaip stengiamasi taip, bet yra netgi, pavyzdžiui, randama ir molio, kada su moliu siekiama prilipdyti ir išlyginti tą skirtumą. Bet standarto koklių dydžio nebuvo. Žinokit, va, aš bandžiau žiūrėti, tai žinokit, nėra. Ar stačiakampio, ar ten juostinio? O, žinokit, per laikotarpį skiriantis keičiasi matmenys. Yra tam tikri, ten, sakykime, kurie ten, pavyzdžiui, kaip minėjau, tai gal parodysiu, bus aiškiau, ne, pasakoti. Tai bus lengviau paaiškinti, nes čia sudėtingi procesai. Kaip atgala, to jau. Nes visi žino, kad plyta tai yra plyta. Bet žinokit, ir plytos netgi skiria, bet žinokit, ir plytos nevienodas. Taip, žinokit, aš... Labai nevienodas. Va, matot patvirtins, nes aš pati matau. Jos vėlesnės, tuo labiau nevienodas. Bet žinokit, netgi, nes matot, kadangi tai yra rankų darbo, tai žinokit, kaip minėjau, gal kas yra amatininkas, kas yra keramikas, žino, kad vienodai sukurti neįmanoma, kai rankomis darai. Neįmanoma. Tam yra tam tikri dalykai, net, pavyzdžiui, tą pačią matricą atspaudžiant, žinokit, yra matrica rasta, bet analogai ne visada atitinka, netgi pagal matricą. Tiesiog tai yra rankų darbo daryta ir... Oi, jau per daug prasukau. Man atrodo. Užsikalbėjom dabar. Bet plytų tai buvo valstybiniai standartai. Bet čia vėliau buvo. Vėliau buvo, taip. Jau gal bus, man atrodo, dalė pasakos, kad vėliau 19 amžiuje buvo. Nepasakosit. Žinau, kad dabar kaip tyčia nerandu. Gerai, neieškokit, viskas aišku, kad kiekvienas darė pagal savo... Ai va, radau. Taip. Bet jau mes nematom šitą. Va, mato dabar, ne? Tai va, pavyzdys. Plokštinė čia yra naudojama kvadratinė, ne? Ir aš, pavyzdžiui, atlikau matavimus ir žinokit, nėra vienodi, ne to paties Kurtuvėnų dvare. Atsiskiria 1 cm, 2 cm. Visiškai vienodų matmenų nėra. Kiekvieną koklį aš turėjau išmatuoti ir jų matmenys atsiskyrė. Tai faktas tai, kad jie iš 4 lentučių susikaldyti pagrindo negalėjo. Jie kiekvieną koklį pjovė, ta prasme... Taip, turbūt rankiniu. Tai turbūt, žinokit, aš pačios gamybos, tos nelabai galiu papasakoti, nes daugiau galiu papasakoti tik matmenis ir galiu pasakyti, kad atlikus 22 000 duomenis iš Kurtuvėnų dvare, galiu pasakyti, kad identiškų matmenų nėra. Jie nėra ten, kad ten dabar atsiskirtų labai ženkliai ten, bet kad visiškai identiški matmenys, jeigu net matuosi milimetrais, net atsiskiria. Atsiskiria, taip. Aišku, ten to skirtumų tokių ženklių nėra, dabar neįsivaizduokit, kad jeigu kvadratinis jau labai atsiskirs, bet kad visiškai identiškai milimetras su milimetrais sutaptų, neatsimenu, kad būtų buvę tarp tokio. Bet kaip minėjau, sveikų labai retai pasitaiko, kad galėčiau jums daugiau pasakyti tuos atvejus, bet kiek matavau, bent keliais milimetrais atsiskiria. Tai va, tai... Taip. Pirminis taip, bet po to jau žinokit ne tik. Tuos podininiai, tie dubeniniai kokliai, ne, tai jie, žinokit, tikrai skirti yra šildymui. O po to jau šitie dailūs, gražus, tai žinokit, jau nebetik. Taip. O sakykit, teko jums pamatuoti masę? Masę? Kom? Koklio, pavyzdžiui, skirtingose regionuose tas koklio atspaudas iš matricos. Kad suprasti koklio... Ar storis, taip? Ai, taip. Žinokit, pačių tų ant svarstyklių, žinokit, nedėjau, bet kai jos turėjau, kažkokie tie skirtumai šiek tiek yra. Nes kadangi jau minėjau, kad identiško netgi matmenų nėra, tai logiška, kad ir nebus identiško svorio. Tai va. Vidurio Europos, ką jūs minėjote, Vokietija, Austrija, pas juos buvo labai smarkiai atskirtas tas dalykas. Kur buvo dekoruojami ir kur buvo šildymui daromi.
Ai. Man labai įdomu, kaip Lietuvoje, Oho. jūs radote. Nu, žinau, kad šito aspekto neatkreipiau dėmesio, nes daugiau matavau. Kaip sakot, lietuviai turbūt per vidurį darė. O vidurys tas kaip? Nu, ir, ta prasme, Kaip žuvį pagavau tarp akių tiek? ir truputį šildymų, ir truputį grožį. Jo. Ir kokiu būdu jie buvo atskiriami ir nuo kada? Kaip sakote? Jeigu sakot, skiriasi šildymų ir grožių, tai nuo kada jie skiriasi? Nuo molio masės viduje presuotos. Ir šiandien lygiai ta pati gamyba vyksta, dekoravimai Ne, yra. bet tai istoriniais laikais. Istoriniais laikais lygiai taip pat. Kokleno, sakysim, jeigu jisai yra puodinis, jo yra viena masė, o plokštuminis yra kita masė. Bet tai čia juos skiria ir epochos. Ir epochos. Jo. Bet va, tas ir įdomu, Čia kiek sakyt, kad jisai... vieni šildymui, kiti Taip. grožiui tuo pačiu metu, nu aš nelabai Nu, galėčiau vat sako, kad sutikti. sako, dekoras buvo. Tai jis atlieka visas funkcijas. Taip. Ir konstruktyvas dar be to. Taip, nu matot, aš ką daugiau norėjau akcentuoti, kad nebuvo taip, kad jeigu vat, bus šitie sudėtiniai, tai jie tik tai jau dekorui skirti tą. Tiesiog jau pačios, galbūt tas savininkas, jau jisai, kai turėjo tuos finansinės galimybės, jis norėjo puošnesnius turėti. Juk tas pats, kaip mes, pavyzdžiui, tą pačius tapetus dedam, ne, dažom. Žiūrėkit, vieni perka brangesnius, kiti pigesnius. Bet jie vis tiek pagrindinė funkcija yra jų ta. Taip. Bet tu jau renkiesi pagal savo finansinės galimybės. Ir, pavyzdžiui, tie patys brangesni gali būti vienos spalvos, kitos spalvos, jau tu savo žiūri. Savo grožio perspektyvų ten ar mados tendencijos ten seki. Tai galbūt aš tą turėjau omeny, kad pavyzdžiui, šitie sudėtiniai kokliai, jie jau įgavo, kad žmogus galėjo savo pasaulėžiūrą atskleisti ir patapo netgi to kaip ir mados išraiškos būdų, vienu iš mados išraiškos būdų, gal taip daugiau pakcentuosiu. Nebuvo taip, kad jeigu va šita, tai jinai jau buvo tikrai skirta tik mados tendencijai, vien dėl to, kad jis dekoruotas. Jo, tai ta. Taip. Vis tiek šilumos šaltinis, nes mes dabar turim radiatorius, tai mums bepigu kalbėti, bet tuo metu koklinė krosnis buvo pirmiausia šilumos šaltinis visada. Gal kažkas ir dekoruoja? Koklio geometrija dar labai smarkiai įtakoja šilumos poveikį. Taip. Sudėtinių tai jau ne taip jau, žinokit. Gal daugiau va šitie pirmieji, taip, jie daugiau gal turi įtakos. Nežinokit, tie puodininiai, kodėl jie ir sutrumpėjo, tam, kad daugiau šilumos išskleistų. Šita kvadratinė anga, jinai yra žymiai platesnė. Ir, pavyzdžiui, kai mes nerandam sveiko, archeologai iš kur dabar žinot, ar tai yra dubeninis, arba šitas puodininis. Tada mes matuojam, jeigu va šita dalis yra ilgesnė negu skersmuo, tai yra puodininis koklis. Nes dugnas greičiausiai buvo storesnis. Ir storesnis, taip. Jo, nes Taip. šitą išeina iš Vokietijos, nes gamyba. Taip. O jau va šita, jeigu randame, šitas aukštis yra mažesnis negu va šitas skersmuo angos. Nes jos tikslas jau buvo šilumai daugiau atiduoti. Nu, žinau, kad aš daugiau esu ne iš gamybinių, jo, aš daugiau jums papasakoju apie grožį. Patricos iš ko jos gamintos buvo? Tai iš molio gamintas? Iš molio. Tai kažkas sėdėjo, ta prasme, raižiant. Taip, labai teisingai. Aš žinokit, pačių tų gamybos, tų visų, nes čia jau yra visai kitas, reikia lysti į tą patricų gamybą, bet šiaip bendrais keliais sakiniais taip paminėsiu, kad buvo vienuolynai ir įvairius amatininkai, dailės specialistai, jie tiesiog iš knygų darė įvairius tuos brėžinius, grafinius visokius dirbinius ir po to buvo va taip tos matricos daromos. Ir parduodavo turguose, pasirodo galėjai turguose nueiti ir nusipirkti ne tik ten kažkokio mėsos. Nu nežinau, Aš žinokit, jau nesiginčysiu čia dėl tų visų variantų, bet taip, bet būtent per įvairius amatininkus ir sklydo tos visos. Tai būtent ir mūsų šitie amatininkai keliavo įvairius, pavyzdžiui, Berlyno mieste, vykusias ten, sakykime, tas mūgės vadinamas, turgus ir jie įsigydavo ir atkeliaudavo. Nes, pavyzdžiui, aš kai lyginau netgi su vakarų Europą,
Kaip matot, vat, aš radau Sibylės identišką koklę Stokholme. Visiškai identišką, žinokit, visiškai identišką, net matmenys beveik identiški. Tai va, tai pasirodo, ta matrica nukeliavo ir į Stokholmą, ir į Lietuvą. Tas matricas, tai jos, žinokit, nebuvo taip, kad vienetinis, jis jau pagamintas, jau tas matricas daugiau pagamino, juk į turgų nevažiuosi su viena vanta ar ten su vienu dirbiniu. Tai aš spėju, kad tikrai tas matricas pagamino ne vieną, bet kadangi atvažiuoja iš įvairių šalių, tai jie nusiperka ir išgabena į savo tą. Bet tik tiek galiu daugiau, nes čia, žinokit, reikėtų čia kitą pranešimą apie gamybą. Atleiskit, norėjau paklausti dėl tų prekybos matricom. Yra kokių nors paliudijimų to meto, sakysim, šaltiniuose? Ne tik, kad mes matom tokį patį atspaudą koklio ten vienam mieste ar kitam, bet ar tikrai pirkdavo, ar tas yra paliudyta? Lietuvos kol kas dar archyvai ne visi peržiūrėti, tai Lietuvoje nėra tokio užfiksuota. Tikrai nėra. Bent jau kol kas, nes kaip minėjau, ne visi archyvai, žinot, dar yra, žiūrėkit, kaip Mažylis atrado nepriklausomybės aktą po kiek metų. Kadangi ne visi ištyrinėti, bet šiuo metu tokio šaltinio nėra atrasta Lietuvoje. O Vokietijoje, kaip suprantu, ir kitose šalyse yra tų faktų ir po to, kadangi sujungiam istorinius ir archeologinį rastą va toj vietoj, tai tada galima tą tikslesnį pasakyti. Bet čia yra kitose miestuose. Lietuvoje, kaip minėjau, dar nėra atrasta. Ačiū. Dar turi klausimų? Iki to viso išpopuliarėjimo dėl tų herbų visų ir krikščionybės buvo daromi kelių augalų. Taip, augalai, žinokit, jie buvo... Turėjau kokią sąsają, kai stogų kraikai daromi, dar kažkas kaip sutartinėse yra, nes kad apsaugo, dar kažką tokio. Yra kažkokia tai sąsaja su tais augalais, kad būtent juos pasirinkdavo. Kodėl tokios pasirinkdavo? Ar tiesiog čia? O, nu šiek tiek aš žiūrėjau, sunkus raštas yra augalų daryti. Nu, gal amatininkam ir nėra taip sunkus. Matot... Kuris nieko neveikia, bet kas ten yra, labai išraižė. Jo, bet ta prasme, manau, turėjau kokią sąsają su to namo, būtent ta prasme, kad iš to augalo, nes daugumą augalų mūsų protėviai naudojo labai medicinai ir visam kitam. Bet šitie augalai, kaip matėt, gvazdykas, tulpė, jie nebuvo labai pas mus tuo metu, 17 amžiuje populiarūs. Pavyzdžiui, apie tulpių ornamentiką, tai buvo, žinau, galiu taip papasakoti, 17 amžiuje Olandijoje atsirado tulpių fenomenas. Žinot, dabar Olandija garsėja tulpėmis, ne? Tai jie 17 amžiuje tos tulpės ir atsirado ir tas tulpių ornamentas nukeliauja ne tik, kad pačias gėlės auginti, bet nukeliauja ir į dailę. Tai tapetai, paveikslai, labai daug paveikslų, gobelenai, koklinės krosnės, jie pagauna netgi vadinamą tulpių mados tendenciją. Galbūt, bet aš žinau, kad tos tendencijos buvo, sakykime, atkeliausios iš vakarų Europos. Taip galiu pasakyti. Ne, žinokit, nėra ąžuolo lapų rasta. Nu, turim mūsų, kaip matot, ką rodžiau jum iš augalinių. Matot, mes šitas gėlės kaip ir turime, bet tuo metu jau šitie visa ornamentika atkeliavo iš vakarų Europos. Jeigu aš jums būčiau įdėjus pavyzdį iš Vokietijos ar iš kitos, Vengrijos, Lenkijos tokie pat. Dar turit klausimų? Ne, jau. Supratau, gerai, tai gerai.